Nefaina šitas neįdomus labai fonas tamsus, bet nieko labai geresnio nesugalvoju, labai tingiu kažką geresnio sugalvot, tai turėsim šitokį foną. Yra kaip yra. Ir kas nematė pirmos dalies, tai tegul varo pažiūrėti pirmą dalį, nes tęsinys yra kaip aš taip galėjau. Tai reikia žinot, ką aš ten galėjau. Ir kad jau pradėjau kurti šitus visus dalykus, tai norisi pasakyti, kad šitie visi mano įrašai šiaip yra visiškai nereikalingi. Nes gyvenimas eina ir labai gerai, kai jis eina, nieko ten kartais nereikia, viskas yra gerai ir kam per daug galvot. Bet kartais gyvenimas sustoja ir tuose sustojimuose kartais būna tamsu. Gali atsirasti labai keistų klausimų. Tai iš tų keistų teritorijų aš ir noriu papasakoti dalykų kažkokių, kurių gal kažkam kažkada reikės. Tai gal kažkam čia bus savaime suprantami dalykai ir labai gerai, jeigu taip yra, bet man šitie dalykai irgi buvo savaime suprantami, o kažkaip sugebėjau juos absoliučiai sumaišyti. Tai dėl to jais kažkiek ir pasidalinsiu čia. Jei jau padariau vieną dalį, tai reikia kažkaip padaryti ir antrą dalį. Pirma dalis buvo tik apie kitą žmogų. Tai dabar yra dalis apie save, apie mane. Ten žvilgsnis į kitą, o čia žvilgsnis į save. Ir svarbu čia pasakyti, kad šitai, ką papasakosiu, pamačiau tik po kelių metų savo sukurtuose absurduose. Per tuos metus atrodė, kad matau save, bet iš tikrųjų nieko aš nemačiau. Ir man visi galėjo kalbėti, kiek aš daug nematau, bet tai nieko nebūtų pakeitę, nes aš girdėjau tik savo skausmą sukurtus voratinklius. Iš savo susikurtos betvarkės žmogui įmanoma išeiti tik savarankiškais sprendimais. Ir apie šitą reikalą žmonės daro filmus, tyrinėja mokslais. Tai filmukas čia ne apie tai, tik bandau kažkiek įvardyti, kas ten toj pirmoj daly matosi. Tai toj savo betvarkėje aš labai gerai viską supratau. Ten radau pateisinimus kiekvienam savo veiksmui ir visi veiksmai atrodė logiški. Arba bent jau savaime suprantami tokioj situacijai. Aš nieko blogo nepadariau, o jei padariau, viskas su tuo yra gerai. Visa tai, ką ten pasakojau, man buvo didžiausias grožis. Ir kol tame gyvenau, bėgo laikas, jėgos, sveikata, kas tik nori. Be mano grožio to nieko daugiau gyvenime nebuvo. Ir kažkada supratau, kad su tuo grožiu nelabai įmanoma gyventi. Ir tame kažko gražaus gal net nelabai yra. Bet realiai tik mirtis. Ne fizinė mirtis, bet dvasinė. Tokia, kai negyveni, bet egzistuoji. Tai turėjau akivaizdų strigimą, kuriam nėra jokio sprendimo. O tas strigimas, tai aš taip ir nepasakiau sudie. Vienas tas važdas, ant kurio pakibęs visas mano gyvenimas. Kaip jį išspręsti. Ir jeigu jo nereikia išspręsti, kaip su juo susigyventi. Jei jį gavau jau kaip kryžių, tai ką su juo daryti? Nieks per jį man yra neįmanoma ir nei toks dabar gyvenimas ir bus. Bet. Tai vienoj tokioj knygutėj yra, kur žmonės eina ten į dangų, keliauja pamažu. Bet keliaudami jie abejoja. Gal vis dėlto ten reiktų pasilikti žemėj. Nes keliaujant į dangų reiktų atsikratyti tam tikrų ten norų ir svajonių. Ten pasakojama daug žmonių istorijų, kaip jiem ten sekasi atsikratyti visų dalykų. Ir ten tokia viena istorijukė yra labai faina. Aš esu įsitikinusi, kad dariau viską, kad Michaelas būtų laimingas. Ten paaukojau jam visą savo gyvenimą. Pamela, paklausyk. Prigimtiniai jausmai savaime nėra nei kilnūs, nei niekingi. Nei šventi, nei nešventi. Jie visi tampa blogi, kai virsta netikrais dievais. Mano meilė Michaelui niekada nebūtų tapusi bloga, net jeigu būtume gyvenę kartu milijonus metų. Tu klysti ir turi tai žinoti. Ar nesutikai motinų kartu su savo sūnumis? Argi jų meilė padarė jas laimingas? Jei tu turiu omenyje tokius žmonės kaip toji Guthrie ir jos baisusis Bobis, žinoma ne. Jei aš turėčiau Michaelą, būčiau visiškai laiminga. Guthrie šeimos santykiai ir parodo, kuo galiausiai virsta neperkeistas prigimtinis prisirišimas. Tai melas, nedoras žiaurus melas. Kaip galėtų kas nors mylėti sūnų labiau nei aš? Tai buvo klaida, Pamela. Viskas, ką tu pasirinkai. Širdies gelmėje tu tą žinai. Kaip tu drįsti šaipytis?
Aš noriu savo berniuko ir jį turėsiu. Jis mano, aš supranti, mano. Amžinai. Kas slėpėsi už mano ištikimo įsipareigojimo nesitraukti. Už to nekalto nepamačiau jos akyse, kad viskas yra gerai, kad galiu pasakyti sudie. Vargsiu, kol gyvai iš jos neiškvosiu, kad viskas jai yra gerai. Už to slėpėsi mano kontrolė, kad aš žinau, kaip jai geriau, kad galiu įvertinti, ar jos priimtas sprendimas yra jai tinkamas. Yra toks bendras, aš žinau, kaip jai geriau. Tai maniškis toks kitoks kategorijos jau biškiai. Aš galiu įvertinti jos sprendimo tinkamumą jos asmeniui. Šitas gal kokiam kontekste ir gali gerai atrodyti. Gal kažkaip kitaip pakeitus, kažkaip taip. Ir man atrodė visas šitas mano normaliai, bet čia labai nenormalu. Ta ištrauka skaičiau labai seniai ir niekada kažkaip artimai nepriėmiau. Bet ji man kažkodėl įstrigo labiausiai iš visos knygos. Visa knyga tą. Bet išbluko kažkaip. O vat ta ištrauka pasiliko pažodžiui. Ir aš net žinau, kurioje tiksliai vietoj knygoj ta ištrauka buvo. Tai vat kodėl ji man įstrigo. Nes būtent tokia meilė aš mylėjau. Baisu pasidarė, kai šitą suvokiau. Yra aišku skirtingi lygiai ten, bet panašumų per daug ir kad jų nematyčiau. Ir jausmas yra, kaip aš jaučiuosi dėl šito viso reikalo. Skaitydamas tą, aš jaučiu kaltę, kad gal padariau žmogui vieną iš šlykščiausių dalykų, ką jis yra išgyvenęs. Tai kai mes kalbam apie meilę, visada esam pavojui supainioti meilę su kažkuo, kas nėra meilė. Šiek tiek kitaip pateikčiau tą ištrauką iš knygutės ir vargu ar kas pastebėtų, kad ten visai ne meilė. Gašlumą, pavyzdžiui, turbūt jau sunkiau pavadinti meilę. Nes kažkas labai akivaizdžiai nesiderina. Bet visa tai tik dėl to, kad čia mažiau tikros meilės pėdsakų. Ištvermingą rūpestį pavadinti ne meilę, gal jau net liežuvis nesiverstų, bet abu šitie dalykai turi savo sugedimo laipsnį. Varį su auksu yra daug paprasčiau supainioti nei molį su auksu. Čia Luiso aforizmas. Nelaisva meilė gimdo nelaisva meilė. Ir galėčiau čia iš savo gyvenimo tiek užanalizuoti dalykų, kad visi Bet aš gal geriau ištrauksiu dar ekstremalesnį pavyzdį ten, iš tos pačios knygutės. Koks nedėkingumas. Tai aš padariau iš jo žmogų. Paaukojau jam visą savo gyvenimą. Ir kaip jis man atsidėkojo? Absoliučiu visišku egoizmu. Buvo tuomet įsikalęs kvailą mintį, kad parašys knygą, tarsi jis sugebėtų. Galiausiai išmušiau jam tai iš galvos. Jei jis būtų kitoks vyras, būtų buvę smagu pasitikti jį ant slenkščio grįžtantį namo iš darbo. Ir tarti greičiau, Bobai, šiandien nėra laiko pietauti, ką tik sužinojau apie. Nesitarkit su juo, tiesiog duokite jį man. Aš esu jo žmona, ar ne? Juk taip, aš dar tik pradėjau, dar tiek daug turiu su juo nuveikti. Prašau, aš tokia nelaiminga, man reikia žmogaus, kuriam galėčiau kažką daryti. Ten apačioj tiesiog baisu, niekam aš nerūpiu, negaliu jų pakeisti, siaubinga matyti visus ten kiurksančius ir negalėti niekaip jų paveikti. Grąžinkite į man. Kodėl jis turi tvarkytis, kaip pats nori? Jam tai nei nauda. Tai man norėjusi kito žmogaus, per kurį tikėjusi, kad išsipildysiu. Būtent tas atsispindi ir šitose ištraukose. Tai mylimas žmogus šituose momentuose nėra nepriklausomas ir iš tikrųjų mylimas žmogus. Bet jis tai yra pagrindinio personažo išplėtimas. Arba mano išsipildymo baterija. Tai daug čia gražiai be galo pripoetizuoti irgi galima, bet ar yra prasmės daugiau čia kažką dar šnekėti? Akivaizdu, kad daug čia visko blogo, kad ne viena situacija gerai nesibaigė. Ir gal visame tame svarbesnis klausimas dabar yra, tai jei tiek dalykų nėra tikra meilė, tai kaip tada mylėti? Tai yra kita tokia knyga ir ten taupiai pateiktų minčių sudėta. Tai pagal jas kažką ir aš čia sudėsiu. Bet ten vieną pastraipą tiesiog galima imti ir nuskaityti iš šitą filmuką.
Tai mūsų pasaulyje yra daug dvasinio skausmo, kurio dalis kyla dėl klaidingo lūkesčio, kad mes esame pašaukti pašalinti vieni kitų vienišumą. Kai mūsų vienišumas verčia mus nusisukti nuo savęs ir gręžtis į mūsų gyvenimo bendražygius, mes stumėme save į skausmingus santykius, varginančias draugystės ir smaugiančius apkabinimus. Tikėtis, jog pavyks rasti vietą ar momentą, kur nebus skausmo, nebejausime atskirties ir kur visas žmogiškas nerimas virs vidinę ramybę, yra bergždžias svajonių pasaulio lūkestis. Joks draugas ar mylimasis, žmona ar vyras, bendruomenė ar draugija nepajėgs pasotinti mūsų giliausių vienybės ir pilnatvės troškimų. O šiuos kone dieviškus lūkesčius, kuriuos kartais net patys suvokiame tik dalinai, nukreipdami į kitus, galime suklydyti laisvos draugystės ir meilės raiškai, vietoje jos sukeldami nepilnavertiškumo ir menkumo jausmą. Draugystė ir meilė negali bręsti, kai esame paniškai įsitvėrę vienas kito. Joms reikia švelnios, taikios ir bebaimės erdvės, kurioje galime judėti link ir nuo vienas kito. Kol mūsų vienišumas verčia mus siekti bendrystės, tikintis, jog būdami drauge išvengsime vienišumo, mes plakame vienas kitą neišpildomais ir neįvykdomais įvairių patirčių troškimais. Kažko tikėjimasis iš kito žmogaus trukdo iš tiesų tą žmogų sutikti. Nešiojamas kišenį raštelį su dalykais ir ieškom žmonių, kurie tą raštelį atitiktų. Bet neieškom žmonių. Ir koks siaubas būti tikrinamam pagal raštelį. Aš netitikčiau jokio raštelio. Tai gal atitiksiu dalį raštelio. Tai ar dėl to aš tampu nepakankamas arba nepilnas. Gal man reikia tą raštelį užpildyti ir tada viskas bus gerai. Kuriant santykį, pirmiausia reikia kurti saugią erdvę kitam asmeniui, neužkraunant jam savo poreikių ir lūkesčių. Va koks Dovydas protingas. Ir aš čia nuo savęs galvoju, pridėčiau, galima išreikšti savo poreikius ir lūkesčius. Tiesiog nereikia tikėtis iš kito žmogaus, kad jis juos išpildys. Pristatai juos kaip savo dalyką, bet neprikišinėjai kitam. Tai aišku, gražiai čia viskas skamba, visi taip pašnekėt gali. Laukti kito išskėstomis rankomis, bet nesivaikyti. Va, šitą tikrai visi žino. Bet va, kaip dėl šito. Sukurti saugią aplinką kito troškimams, paslaptims ir gėdoms. Budėti šitų dalykų ir sulaukus branginti. Sukurti tik 2 žmonių kambarėlį, į kurį niekas kitas neįeis iki pasaulio galo. Kambarėlis, kurio niekam neišduosi. Prijaukinti žmogų ne dienai, bet gyvenimui. Tai va. Tuos 2 košmarus ėmiau iš Clivo Staplso Luiso Didžiosios skyrybos. Labiausiai daužanti knygutė. Tos kitos knygutės, kur citavau, nesakysiu ten kitam kokiam nors kartui. Ir dar šita tema, fainas filmas yra Apdovanotojai, Gifted. Ir paskutinę akimirką prisiminiau Ilgo plauko istoriją. Jesus. Ir per savo sugedusios meilės pažinimą labai lengva pradėti pažinti, kokia meilė žmogus yra mylimas. Ir filmukas jau baigęs, tai junkit, nes dabar aš ridensiuos laiptais su savo mintim. Visas filmukas apie draugystę. Ten 2 filmukai apie kažkokią draugystę. Ką daryt, ko nedaryt, 2 dalys. Bet ką daryt, kai nėra su kuo tą daryt ar nedaryt. Tai va čia gal dar jautresnis klausimas nei kaip mylėt. Ten už draugystės dramas visas ten. Nes kai yra kitas žmogus, ten kad ir kokia forma, tai dar kažkas vyksta, bet kai žmogaus nebėra, kaip visa tai vyksta. Tai žmonės sako, kad be kito žmogaus gali būti labai ramu, kad tipo yra ramu, gera, ten taiku, bet iš tiesų tai šiaip yra žiauriai vieniša. Ir tie, kurie sako, kad taip nėra, tai meluoja. Ir tipo, jei sako, kad nemeluoja, tai reiškia jau patys savyje nesusigaudo. Vadink kaip nori tą atsiskyrėliškumą. Žmogui reikia santykio su kitu. Santykiais nėra priedas prie gyvenimo, tai yra gyvenimas. Bet ką daryti, kai nėra kito žmogaus? Tai aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Nesusituokęs rūpinasi viešpaties reikalais ir trokšta patikti viešpačiui. O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais. Stengiasi patikti žmonai ir yra pasidalijęs.
Taip pat netikėjusi moteris bei mergina rūpinasi viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūnu ir dvasia, o ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui. Aš tai kalbu jūsų pačių labui, nenorėdamas užnerti jums kilpą, bet linkėdamas kilnumo ir neblaškomo atsidavimo viešpačiui. Tai tas skyrius yra biškį pamišęs, gal, bet kad man jis atrodo pamišęs, tai nereiškia, kad taip ir yra. Ir kas dėl vienatvės, tai žmogus niekada nėra vienas, bet jis gali pasirinkti būti vienas, pasirinkdamas nepatikti viešpačiui. Sakiau, kad ridensiuos laiptais. Jei nėra ant ko testuoti savo draugystės pajėgumo ir ten, kaip man sekasi draugauti, tai visada galima pasižiūrėti, kaip einasi draugystė su viešpačiu. Ir ten dažniausiai yra totali tragedija. Man kažkiek kažkada tai buvo toks klausimas dėl tokio reikalo. Ten santykiai dėl patirties. Žmonės kartais kuria tokius santykius dėl patirties. Jaukinasi žmonės tik tam, kad kažką per tą procesą išmoktų. Tai gerai, kad šitą dalyką sužinojau ir žiaukčiau, kad žinau. Rečiausio išlikštumo dalykas. Man čia yra gražiausiai užmaskuotas svetimavimas. Bet pagalvojus, tai iš tikrųjų, jei taip ir nepaturi gražios draugystės daugybę metų, ten belikė gyvenimą pragaišti būdamas vienas, išmoksti gyventi vienas, tai kas bus, kai galiausiai kažką sutiksi? Ar mokėsi kalbėtis? Kaip seksis žiūrėti jam į akis? Kaip iš vis seksis jį pažinti, kai nesi bandęs pažinti žmogaus? Gal iš ties reikia susirasti ką nors, kad bent kažkiek patirties įgytum? Ne. Nes gyventi reikia be rūpesčių ir rūpintis viešpaties reikalais, kas yra labai durnai iškomunikuota ir iš tiesų reiškia, tavo draugas yra viešpats. O jo reikalai tai gali būti ir labai durni visai kažkokie. Pavyzdžiui, šitie mano videkai yra viešpaties reikalai. Tai viešpats yra tas, kurį reikia susirasti ir su kuriuo draugauti. Nes kitų žmonių graibimas dėl patirties būtent yra ta meilė, apie kurią šitas filmukas yra pirmose 2 trečdaliuose. Ta pirma dalis yra apie tokią meilę. Koks bus jausmas, kai galiausiai sutiksi kažkokį žmogų ir jo akyse matysi visus tuos, per kuriuos mokėsi, kaip su šitu reiks bendrauti. Bus žiauriai šlykštu. Dėl savęs, dėl to, ką galėjai šitam žmogui duoti, bet išdalinai kitiems. Dėl kažkokios patirties. O viešpats yra tas, kuris yra visam gyvenimui ir kuris liks prie visų draugyščių ir kuris liks santokoj ir kurį pamatyti kito akyse bus ne bjaurastis, bet didžiausia laimė. O svarbiausia yra tai, kad jis nemyli tokią meilę, kokią mylim mes. Ir su juo draugaudami galim išmokti tos meilės, kuri neužkabintų kitam grandinės. Ir tik dar, kad neskambėtų čia šizofreniškai, tai draugystė su neapčiuopiamu tuo viešpačiu, kuris ten, neaišku kas yra, tai tokia draugystė su juo niekada neužtrunka, nes jis greitai susiranda kokį kitą žmogų, fizinį apčiuopiamą, neaišku kokį. Ir per tą žmogų pradeda su tavim biški žmogiškiau bendrauti. Tai niekada tas žmogus nebūna toks, kokio norisi. Ir gal tas žmogus tik tai valandai tavo gyvenime atsiranda, bet tas žmogus visada būna būtent toks, kokio tuo metu tau ir reikia. Va, sutvarkiau antrą dalį filmuko. Kas toliau bus, niekas nežino. Labanakt.